Apie ją moteris beveik niekas nekalbėjo. Visada buvo susitelkiama į vyrus, bet jos taip pat buvo įsitraukusios iki kaklo. Daugelis pradėjo nuo mažens nacių grupėse. Kitos buvo sekretorės, slaugytojos ar sargybos. Kai kurios pasirašinėjo dokumentus siunčiančius žmonės į traukinį. Kelios prižiūrėjo stovyklas, duodavo įsakymus, mušdavo ar tvarkė atrankų sąrašus. Trečiasis reichas jas įtraukė į viską. Jas indoktrinuodavo jaunas ir po to paskirstydavo po stovyklas, tokias kaip Ravensbriukas, Aušvicas ar Bergen-Belsenas. Jos turėjo uniformą, atlyginimą ir valdžią kaliniams. Kartais jos vedžiodavo šunis, kartais rimbelius. Jos spręsdavo, kas liks gyvas, o kas ne. Tai nebuvo netvarka ar atsitiktinumas. Jos buvo organizuotos, turėjo pavardės ir pareigas. Kai kurios sumokėjo gyvybę, kitos pasimetė tarp žmonių ir apie jas daugiau nieko nebuvo žinoma. Kas nutiko nacių režimo moterims, kai viskas sugriuvo? Už dūmų stovyklų moterys. 1944 metų pabaigoje Vokietijos laikraščiuose pasirodė skelbimai, siūlantys darbą sveikoms moterims tarp 20 ir 40 metų. Žadėjo gerą atlyginimą, drabužius, maistą ir lovą. Ko jie nesakė, tai kad uniforma buvo ir kad darbas buvo stovyklų viduje, kur kankindavo ir žudydavo. Kai kurios kandidatės nežinojo, kas jų laukia. Kitos žinojo ir vis tiek įstojo. Prižiūrėtojos gyveno stovyklos viduje, daugelis su vaikais. Iš savo langų jos matė ne sodus ar gatves, o sukniukusius kalinius ir dūmų stulpus kylančius iš kaminų. Gyvenimas ten nebuvo lengvas, bet daugeliui tai buvo geriau nei detalių surinkimas gamykloje. Buvo namai, atlyginimas ir galia. Dauguma buvo iš kuklių namų, turėjo menką išsilavinimą ir jau buvo nacių jaunimo organizacijų narės. Jos tikėjo esančios dalimi didelės priežasties. Uniforma suteikė joms valdžią prieš kalinius ir prieš kitus vokiečius. Ravensbriukas buvo pradžios taškas. Stovykla tik moterims, o daugiau nei 120 tūkstančių kalinių. Žydų, pasipriešinimo dalyvių, lesbiečių, prostitučių, benamių. 30 tūkstančių mirė ten. Kai kurios pakartos, kitos nuo bado, infekcijų ar šalčio. Sargybinės mušdavo, bausdavo ar leisdavo mirti. Kalinės joms davė pravardės, Bučenvaldo kalė Aušviko angelas. Irma Grėsė, šviesiaplaukė ir jauna, po teismo buvo pakarta. Jos nuotrauka tapo siaubo ikona. Iš 3500 užėmusių šias pareigas tik 77 pateko į teismą. Daugelis buvo paleistos po keliarių metų. Kai kurios kaip Ilse Koth mirė viską neigdamos. Kitos kaip Herta Bode niekada neprašė atleidimo. Yra įrašų apie moteris, kurios atsistatydino vos pamačiusios, kas vyksta. Tu niekas neieškojo, bet daugelis kitų pasiliko. Dėl būtinybės ar įsitikinimo. Kai kurios apsimeta aukomis, kitos buvo paverstos monstrais. Dauguma buvo paprastos moterys peržengusios ribą. Tik kelios, labai nedaug, parodė bent šiek tiek žmogiškumo. Prižiūrėtoja su laikrodžiu ir liniuote. Pabaiga atėjo, kai sovietai ketino įeiti į Ravensbriuką. Liko dienos iki išlaisvinimo ir visi stovykloje tai žinojo. Bins, kaip ir daugelis kitų prižiūrėtojų, susirinko daiktus, sudegino dokumentus ir išėjo. Nelaukė įsakymų, tiesiog dingo. Buvo 1945 metų balandžio 27 dieną. Ji įsimaišė tarp civilių, paliko savo uniformą ir ėjo kaip viena iš daugelio per Hamburgą. Ten ji bandė likti nepastebėta, bet gegužės 3 dieną ją suėmė. Suėmimą atliko Didžiosios Britanijos armija. Ją perkėlė į naujai įrengtą kalėjimą Recklinghausen'e. Tai buvo vieta, kuri anksčiau buvo naudojama kaip Bučenvaldo pagalbinis postas. Ten įkalino kelias moteris, kurios dirbo su ją. Jos laukė kelis mėnesius, kol prasidėjo teismas. Tai buvo pirmasis iš 7 teismų skirtų tai vietai. Bins teismas prasidėjo 1946 m. gruodžio 5 d. Hamburge. Ji buvo kaltinama kartu su kitais, tokiais kaip Johannas Schwarzenberis, Rolfas Rosenthalis, Greta Bsel arba Gustavas Binderis. Visiems buvo pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų.
Kaltinimas buvo aiškus – piktnaudžiavimas ir sąjungininkų kalinių žudymas stovykloje tarp 1939 ir 1945 metų. Per posėdžius Beans neneigė savo vaidmens. Ji pripažino, kad ant ausio kalinės, kad jas mušė liniuotė, jei jos atsikirtinėjo ar nepriėmė to, kas joms buvo sakoma. Ji sakė, kad ji tik stengėsi palaikyti kontrolę ir discipliną. Taip pat pripažino, kad pateikė dešimtis pranešimų apie kalinės savo viršininkams. Kai jos advokatas paklausė, ar kai kurios kalinės jautėsi patenkintos tokiu elgesiu, ji atsakė, kad tai buvo geriau nei nevalgyti. Teismas ją klausė savaitėmis. Liudininkai davė parodymus, dokumentai buvo peržiūrėti ir galiausiai buvo paskelbtas nuosprendis. 1947 m. vasario 3 dieną majoras Mestropas perskaitė nuosprendį. Beans buvo nuteista pakartį už karo nusikaltimus. Egzekucija įvyko Hamelne. Paskirta data buvo gegužės 2 diena 9 val. ryto. Pakarimą vykdė Britas, kuris jau buvo įvykdęs mirties bausmę keliems naciams. Doročia ėjo į salę, atsistojo ant liuko. Jie uždėjo virvę ant kaklo ir gaubtą. Buvo paspausta svirtis. Kritimas buvo momentinis. Beans mirė neištarusi nė garso. Jai buvo tik 27 metai. Marija Mandel, orkestro vadovė Aušvice. Gimusi 1912 metais mažame Austrijos miestelyje, vadinamame Münchkirchene, Marija Mandel užaugo darbininkų šeimoje. Tėvas pragyveno taisydamas batus, motina tvarkė kalvystės reikalus. Jie eidavo į mišias kiekvieną sekmadienį. Ji buvo jauniausia iš 4 brolių ir seserų ir visada buvo lepinama. Mokykloje ji buvo žinoma ir mylima. Ji buvo patraukli ir lengvai kalbėjo. Pirmiausia dirbo pašte, bet ją atleido dėl konfliktų su nacių idėjomis. Tai greitai pasikeitė. Ji tapo sargybinė Lichtenburgo stovykloje. 1939 metais ją perkelė į Ravensbriuką, kur ją paskyrė vadove. Ten ji neužsiėmė biuro užduotimis. Ji buvo atsakinga už kalinių baudimą, jų atvedimą iki ribos mušimo sesijų taikymą. Moterys, kurios neatlaikydavo kasdienių patikrinimų, atsidurdavo bausmės kameroje. Ten joms plakdavo rykštėmis grupėmis po 25-50 iki 100. Ne viena nepasiekdavo 10 garsiai prieš nualdama ar mirdama. Liudininkai teigė, kad ji mėgavosi turėdama valdžią. Kalinės tokios kaip Irma Grese, Dorota Beans ar Joana Borman sekė jos pavyzdžių. Ji nustatydavo lygį. Vadovaujant jai mušimas buvo rutina. Jos likdavo nuogos, be maisto, su sumuštų kūnų ir numestos į šaltį. Neuskatal, kuri ten išgyveno, pasakojo, kad kartais jos stovėdavo nuo 4 iki 9 ryto, esant temperatūrai iki 30 laipsnių šalčio. Marija naudojo šviesias pirštines. Jei patiko matyti, jas suteptas. Ji prižiūrėjo eksperimentus su kalinėmis, joms palikdavo pasekmes, neleisdavo turėti vaikų, laužydavo kaulus ir siūdavo be anestezijos. Jos mirdavo ant stalo. Po to jas veždavo į krematoriumą. 1942 metais jie atvyko į Aušvicą. Ten jie atlikdavo patikrinimus ir nuspręsdavo, kas liks gyvas, o kas mirs. Į dešinę laikinas išgelbėjimas, į kairę naikinimas. Net vaikai nebuvo išgelbėti. Vieną kartą jį prižiūrėjo čigonų vaiką, bet po to liepė jį nužudyti. Jį sukūrė moterų orkestrą stovykloje. Jos turėjo groti muziką, kol vykdavo atrankos, kol atvykdavo kaliniai arba kai kas nors mirdavo. Ji buvo apsėsta švara užkrėstose vietose. Ne iš žmogiškumo, o siekdama išvengti protrūkių. Kūnai kaupėsi, uniformos buvo atiduodamos naujiems kaliniams. Per žiemos dezinfekciją mirė 1000 moterų nuo šalčio. Tuo tarpu ji vaikščiojo aplink ir šaudė kai kurias. Vėliau ją išsiuntė į Muldorfą, Dachau sistemos dalį. Ten ji tęsė atrankas ir bausmes. Kai sąjungininkai priartėjo 1945 metais, ji pabėgo per kalnus ir bandė grįžti į savo kaimą. Jie areštavo tų metų rugpjūčio 10 dieną. Amerikiečiai ją apklausė ir 1946 metais perdavė Lenkijai. 1947 metų lapkritį ją teisė Krokuvoje. Per teismą buvo išklausyti pasakojimai tų, kurie kentėjo vadovaujant jai. Ji nieko nepripažino.
Ji neigė turėjusi bausmės objektų ar sprendimų priėmimo galią. Ji kaltino Rudolfą. Salėje buvo Bertha Falk, išgyvenusi moteris. Marija jai pasakė frazę, siekdama sumenkinti savo atsakomybę. 1947 m. gruodžio 22 dieną ją nuteisė pakarti. Vieną dieną prieš egzekuciją, bendrame duše, ji susitiko su Stanisava Rafela, buvusia Aušviko kaline. Marija su ašaromis akyse paprašė jos atleidimo. Stanisava jai atleido kalinių vardu. Jos apsikabino ir atsisveikino. Tai buvo paskutinis kartas, kai jos matėsi. 1947 m. gruodžio 24 dieną ją pakorė. Prieš tai jį sušuko tegyvuoja Lenkija. Po to jos kūnas buvo nuleistas į Krokuvos medicinos fakultetą. Jį naudojo studentai praktikoms. Jai buvo 36 metai, ji buvo 1,65 m ūgio, svėrė 60 kg. Ant kaklo buvo matomos žymės. Joana Bormann mirties koridoriuje. Joana Bormann gimė Birkenfelde, Tiuringijoje. Teisme ji melavo apie savo amžių. Sakė, kad ji 42, bet iš tiesų ji buvo apie 10 metų daugiau. Nėra duomenų apie jos šeimą, taip pat ir apie draugystės. Ji beveik nelankė mokyklos. Prieš įsitraukdama į nacius, ji buvo misionierė. Tie, kurie ją pažinojo anksčiau, apie ją daugiau nekalbėjo. Atrodė, kad ji buvo nesaugiai nusivyliusi moteris, kurios charakteris tapo smurtinis, vos tik ji galėjo kam nors vadovauti. Kurį laiką ji dirbo psichiatrijos ligoninėje, uždirbdavo mažai. 1938 metais ji prisijungė prie kaip civilė ir buvo išsiųsta į Lichtenburgo stovyklą, kur ji mokėjo daug daugiau. Ten ji pradėjo dirbti virėja. Po to ji persikėlė į Ravensbriuką, o 1942 metais buvo perkelta į Aušvicą-Birkenau. Ten ji susitiko su Irma Grese ir Marija Mandel. Su Irma ji dalijosi smurto pomėgiu. Ji turėjo apmokytų šunų, kurie pultų. Kalinės ją praminė Šešku. 1945 m. Bergen-Belzeno teismo parodymai nepaliko abejonių. Dora Zafran pasakojo, kaip Joana paleido savo vokiečių aviganį, kad šis įkastų kalinei į kaklą. Ši mirė netrukus po to. Gyvūnai buvo didžiuliai, tamsūs, agresyvūs. Kaliniai atvykdavo į ambulatoriją su sunkiais sužalojimais. Gydytoja Ada Bimko tai patvirtino. Linksmoji Calderon, 17 metų graikų kalinė, ir Rachela Kelize, kita kalinė, pasakojo, kaip šunys visiškai sudraskė kūnus. Regina, viena iš jų, mirė nuo atakų. Ester Bolgrut matė kažką panašaus. Ji taip pat kalbėjo apie sužalojimus, kurie baigėsi mirtimi. Kelios liudininkės matė Joaną dalyvaujančiose atrankose kartu su nacių gydytojais. Jis spręsdavo, kas dirbs ir kas keliaus į dujų kamerą. Buvo dienų, kai mirdavo iki 500 žmonių. Jos dėmesys visada buvo nukreiptas į moterų bloką. Dora Silberberg, kita liudininkė, pasakojo, kad Joana jai smogė kumščiu, išmušdama du dantis. Po to ji ją sumušė lazda. Ji visada turėjo kažkokį daiktą. Lazdą, strypą, kad tik turėjo po ranką. Alejandra Simidova pareiškė, kad Joana mušdavo daugelį už tai, kad jie dėvėjo pernelyg gerus drabužius. Ji privertė juos nusirengti, privertė daryti pratimus iki išsekimo, kai jau nebegalėjo, ji juos mušdavo pirmojų pasitaikiusių daiktų. Daugelis mirė po tų smūgių. Gydytoja Ella Lingens-Reiner ją apibūdino kaip kartu niekam meilės nejaučiantį žmogų, išskyrus savo šunį. Ji sakė, kad neskundė savo nuosprendžio, nes manė, kad jos pasaulis baigėsi su Reicho pralaimėjimu. Per jos buvimo Aušvice ir Birkenau laiką daugelis dingo nuo bado, ligų ar tariamų pabėgimo bandymų. Kartais jie priversdavo kalinius bėgti link elektrinių tvorų, pasiteisinant papildomą davinio. Bet kas jų laukė, buvo šūvis. Kai kurie tai darė dėl pramogos. Po Birkenau ją išsiuntė į Budį, po to į Hindenburgą ir galiausiai į Bergen-Belseną. Ten ji tęsė savo bausmes. Kai Britai atvyko 1945 m. balandžio 15 d., jie visur matė lavonus. Moterys ir vaikai buvo nuogi išmėtyti lauke. Britai privertė nacių personalą palaidoti lavonus. Ten jie pagavo Joaną.
Teismas prasidėjo 1945 m. gruodžio 17 d. Kartu su Krameriu ir kitais 44 Joana buvo apkaltinta nusikaltimais žmogiškumui. Ji buvo identifikuota už kalinių kankinimą ir nužudymą. Iš pradžių visas dėmesys buvo sutelktas į Irmą Grėsę, bet teismui einant į priekį, parodymai ėmė koncentruotis į Borman. Ją vadino moterimi su šunimis. Ji viską neigė. Sakė, kad tik duodavo antausius, jei jos neklausė. Neigė turėjusi šunų. Sakė, kad įstojo į ją tik dėl atlyginimo. Tai nepadėjo. Ji buvo nuteista mirties bausme. 1945 m. gruodžio 13 d. penktadienį 10:38 min. ryto ji buvo nuvesta į kartuves. Jei uždengė galvą, sureguliavo virvę ir atidarė liuką. Po 20 minučių kūnas vis dar kabojo. Jį įdėjo į medinę dėžę ir palaidojo kalėjimo soduose. Pierre Pointas vėliau pasakys, ji ėjo drebėdama labai pasenusi. Jai buvo tik 42. Ji vokiškai pasakė, aš turiu savo jausmus. Žmona tarp krosnių ir lavonų. Elisabeth Volkenrath gimė 1919 m. rugsėjo 5 d. kaime pavadintame Šionau prie Kazbatho. Ji buvo šeštasis Josef ir jo žmonos, kurie pragyveno kaip miškininkystės darbuotojai vaikas. Nuo 6 iki 14 metų ji lankė pamokas tame pačiame miestelyje. Po to tarp 1933 ir 1938 metų ji dirbo įvairius darbus, prižiūrėjo vaikus, kirpo plaukus, taip pat buvo padėjėja virtuvėje. 1939 metais ją išsiuntė į ginklų gamyklą. Po 2 metų, 1941 metais, ji atvyko į Ravensbriuko stovyklą, kad būtų apmokyta kaip prižiūrėtoja. Po metų Bergen-Belzeno teismo metu jis sakė, kad jos užduotis buvo prižiūrėti, kad kaliniai atliktų savo darbus nepabėgdami. 1941 rugpjūtį ją perkėlė, išsiuntė į Aušvicą-Birkenau. Iki kitų metų kovo mėnesio ji jau vadovavo Aušvico pirmojo skyriaus siuvyklai. Tai tęsėsi iki 1942 rugpjūčio, kai ją perkėlė į moterų sektorių stovykloje. Ten jos vaidmo, be kita ko, buvo dalinti duoną kalinėms. Ji ten praleido nedaug laiko, nes užsikrėtė vidurių šiltinę ir mėnesius gulėjo ligoninėje. Atsigavusi, jai suteikė naują vietą Aušvico-Birkenau pašto skyriuje 1942 gruodį. Romane Trys seserys Cibi Meller, viena iš kalinių, dirbusių jos vadovaujama, pasakojo, kad Elisabeth dažnai leisdavo, kad maisto paketai būtų padalinti tarp išgyvenusiųjų, jei gavėjas jau buvo miręs. Nepaisant to, Meller aiškiai pasakė, ši moteris turėjo tiek kraujo ant savo rankų, kiek bet kuris Birkenau. Ji taip pat pasakojo, kad vieną kartą Volkenrath vyras vos jos nenužudė už laikraščių išmetimą. Elisabeth įsikišo, kad nuramintų situaciją, bet perspėjo Cibi, kad jei tai pasikartos, ji nesikiš. Heinz Volkenrath, narys, ją pažino toje pačioje stovykloje. Jie ten susituokė su ceremonija ir su kitais nariais kaip palyda. Kol visa tai vyko, krosnis už nugaros pylė pelenus. 1944 m. lapkritį ji buvo paaukštinta į vyriausiąją prižiūrėtoją. Nuo tada ji tiesiogiai dalyvavo atrankose. Ji dalyvavo eilėse, kur buvo nusprendžiama, kas liks gyvas. 1945 m. vasario 5 d. ją perkėlė į Bergen-Belzeną. Ten ji elgėsi taip pat. Kartu su Irma Grėsė, jos vertė silpnus kalinius valandas laikyti milžiniškus akmenis virš galvos. Tuo metu Elisabeth jau garsiai sakė, kad Vokietija pralaimėjo ir kad visi režimo noriai bus pakarti. Po konflikto pabaigos jis susidūrė su kaltinimais Bergen-Belzeno teisme. Ji viską neigė. Mušimo, dėl kurio žmonės prarasdavo sąmonę ar mirdavo, kaltinimai pasak jos buvo melas. Ji sakė, kad jei kada nors ir reagavo smurtu, tai tik atvira ranka ir tik tada, kai kaliniai pažeisdavo taisyklės. Dėl atrankų dujų kameroms ji tvirtino, kad jos užduotis buvo sutramdyti grupę ir kad niekas nežinojo, kas vyksta po to. Teisėjai jai nepatikėjo. Ja pripažino kalta.
1945 m. gruodžio 13 d. ją pakorė britų budelis. Pirmiausia, ją palaidojo Hamelno kalėjimo kapinėse. 1954 metais ją perkelė į to paties miesto savivaldybės kapines. Braunsteiner kumelės medžioklė. Herminė Braunsteiner pasaulį išvydo 1919 m. Liepos 16 d. Vienoje. Jos tėvas buvo vairuotojas ir kartais mėsininkas, o motina valė namus. Ji buvo jauniausia iš 7 ir buvo auklėjama griežta religinė disciplina. Ji norėjo būti slaugytoja, bet mokėsi tik iki 8 klasės ir baigė alaus darykloje bei tarnavo. 1938 metais po Austrijos aneksijos Vokietijos ji tapo Reicho pilietė. Ji persikėlė į Berlyną, dirbo lėktuvų gamykloje, bet atlyginimas buvo menkas. Ji tapo stovyklos sargybinė. 1939 metais ji pradėjo mokytis Ravensbriuke. Netrukus ji tapo atsakinga už kalines ir išgarsėjo savo brutalumu. Ji spardydavo jas iki sąmonės netekimo. Ne viena kolegė jos nestabdė. Ji blogai sutarė su Mandel. Abi norėjo kontroliuoti stovyklą. Mandel laimėjo, o Herminė buvo pažeminta pareigose. 1942 spalį ją išsiuntė į Majdaneką. Ten ji išgarsėjo savo spyriais. Ji mušė senyvas moteris, naudojo batus su plieniniais antgaliais ir nesivaržė užmušti mušdama. Ji dalyvavo atrankose dujų kameroms. Jos bijojo kalinės, kurias jį plakdavo ir spardydavo, kol iškraipydavo veidus. Keli liudininkai prisiminė, kaip jį mėtė vaikus į sunkvežimius, kurie važiavo tiesiai į kameras. Kai kurie matė ją duodančią saldainių prieš vežant juos mirti. Kitos ją nurodė už plakimą iki mirties ir už baudimą tų, kurie bandė ją sustabdyti. 1944 metais, kai artėjo sovietai, ji buvo perkelta į Ravensbriuką. Pasibaigus karui ją suėmė amerikiečiai. Po to ji pabėgo į Vieną. Ją vėl sugavo 1946 metais ir teisė tik už nusikaltimus Ravensbriuke. Ją nuteisė 3 metams. Išėjo 1950-aisiais. Pakeitė vardą, dirbo viešbučiuose, o 1958-aisiais ištekėjo už amerikiečio mechaniko. Jie persikėlė į Queensą, New Yorką. Jungtinėse valstijose ji gyveno kitų vardų. Pilietybę gavo 1963, bet Simonas Liesenthalis ją atrado ir įspėjo imigracijos tarnybą. 1964 net New York Times paskelbė jos istoriją. Ji gynėsi žiniasklaidoje, sakė, kad jau atsižvelgė į savo bausmę ir kad tik vykdė įsakymus. Jos vyras taip pat ją teisino. Galiausiai Jungtinės valstijos atšaukė jos pilietybę už melavimą dokumentuose. Ji buvo išduota Vokietijai 1973. Ją įkalino, o teismas prasidėjo 1975. Jis truko iki 1981. Keli buvę kaliniai liudijo. Ji neparodė jokios atgailos. Ji buvo skirta 2 kalinimo iki gyvos galvos bausmės. Kalėjime ji leido laiką viena, siūdama žaislus. 10-ajame dešimtmetyje dėl diabeto jai amputavo koją. 1996 jai leido išeiti dėl sveikatos priežasčių. Ji persikėlė gyventi su savo vyru į slaugos namus Bochume. Ten jos pėdsakai dingo. Nėra aiškios jos mirties datos. Štuthofo sargybinė, kurią pakorė 24. Jenny Vanda Barkman, viena iš nacių stovyklos Lenkijoje prižiūrėtojų, buvo žinoma dėl savo gražaus veido, bet dar labiau dėl brutalumo, su kuriuo ji elgėsi su kaliniais. Ji gimė 1922 metais gegužės 30 dieną Hamburge. Jos vaikystė buvo panaši į bet kurio kito vaiko prieš prasidedant diktatūrai. Kai jai buvo beveik 11, Hitleris atėjo į valdžią. Kai jai buvo 16, per krištolinę naktį pogromai sunaikino žydų namus, verslus ir šventyklas. Netrukus po to Vokietija įsiveržė į Lenkiją ir prasidėjo karas.
Iš pradžių ji norėjo būti modeliu, nes manė, kad jos išvaizdos pakanka. Bet karui užsitęsus ji pakeitė nuomonę. 1944, būdama 21 metų, ji įstojo į Štutofo stovyklą, esančią netoli Gdansko, kaip sargybinė. Pagal Jungtinių valstijų holokausto muziejų, per ją praėjo iki 100 000 žmonių ir apie 60 000 mirė. Daugelis dėl ligų, bet kiti buvo nuvesti sargybinių į dujų į kameras. Barkman buvo viena iš 3700 moterų, kurios prižiūrėjo nacių stovyklas iš daugiau nei 50 000 sargybinių iš viso. Greitai ji įgijo vienos žiauriausių reputaciją. Jei nebuvo problemų mušti iki mirties. Ji dažnai siuntė moteris ir vaikus į dujų kameras, jei jie netiko darbui. Ją vadino gražiuoju vaiduokliu. Kol jos vardas skambėjo visame Štutofe, karas artėjo prie pabaigos. 1945 m. balandį Hitleris nusišovė. Kitą mėnesį Vokietija pasirašė kapituliaciją. Barkman pabėgo iš stovyklos ir buvo ieškoma visur. Jai pavyko pasislėpti 4 mėnesius, kol ją pagavo stotyje Gdanske. Kai ją apklausė, ji pasakė, kad gerai elgėsi su žydais ir netgi kai kuriems padėjo. Bet daugybė išgyvenusių ją nurodė su detalės teisme. Jos advokatas sutiko, kad ji yra kalta, bet sakė, kad ji turėjo būti pamišusi, kad padarytų tai, ką padarė. Pasak jo, niekas sveiko proto negalėjo to padaryti. Ji nebandė pasiteisinti. Tik paniekinamai šypsojosi kiekvieną kartą, kai kalbėjo apie tai, ką ji padarė. Ji neparodė atgailos, neprašė atleidimo. Kai jai pasakė, kad ją pakorės, ji išsprūdo, gyvenimas yra didelis džiaugsmas, bet džiaugsmas netrunka amžinai. 1946 m. Liepos 4 d. Jie kartu su kitais karo nusikaltėliais pakėlė į Biskupkalną, netoli Gdansko, kur juos įvykdė mirties bausmę minios akivaizdoje. Sakoma, kad pažiūrėti atėjo daugiau nei 200 000 žmonių. Ją nužudė, būdama 24. Po to valdžia nusprendė, kad daugiau nebebus viešų egzekucijų. Smūgiai, saldumynai ir dujos Hildegardos istorija. Šią moterį žinojo dėl to, kad ji mirtinai sumušdavo vaikus. Hildegard Lettier, pravardžiuojama Tigrė. Kai kurie ją vadino kraujo Brigita. Aukšta, stipraus kūno sudėjimo ir tokia įspūdinga, kad žmonės nusukdavo akis, kai ji praeidavo. Tie, kurie ją sutikdavo, sakė, kad jos veidas pasikeisdavo, kai ji mušdavo, tarsi ji būtų kitas žmogus. Iš pradžių ji buvo Maidaneke, po to Auschwitz. Išėjusi, ji dirbo Tejašnype. Gimė 1920 m. sausio 20 d. Berlyne. Kai prasidėjo naikinimas, ji dirbo slaugytoja. Ji nebuvo nacių partijos narė, bet savanoriavo Maidaneke. Ten ji pradėjo garsėti. Vėliau Aušvice ji toliau naudojo savo pravardę. Ji išvyko anksčiau nei 1944 atvyko rusai. Su ją ir savo kolegomis ji atrodė maloni, bet kalinės jį sunaikindavo. Laukiniai smūgiai, neapykantos iškreiptas veidas. Jai patiko kankinti žydų moteris. Jos kolegė Krista Roy pasakojo, kad jai labai patiko naudoti rykštę. Ji turėjo vaikų, bet tai jos nesustabdė. Ji mušė nėščiąsias ir žudė vaikus. Maidaneke ji vedė vaikus į mirtį. Pirmiausia, ji duodavo jiems saldumynų, kad jie pasitikėtų, po to pakraudavo juos į sunkvežimius, važiuojančius į dujų kameras. Beveik prieš išvykdama į pastojo. Ji susilaukė 3 vaiko ir buvo išsiųsta į Aušvicą. Ji ten buvo iki 1944 gruodžio. Ji išvyko, kai artėjo sovietai. 1947 m. lapkričio 24 d. Ji buvo teisiama kartu su 23 buvusiais nariais Aušvico procese. Jai skyrė 15 metų. Ji buvo įkalinta Krokuvoje. Išėjo atlikusi tik 9 metus 1956. Po to į kurį laiką dingo, bet jos istorija ne. 1975 ji vėl buvo teisiama Vokietijoje. Procesas buvo ilgas, baigėsi 1981 birželį. Düsseldorfo teismas jai skyrė dar 12 metų. Tame teisme aukos vėl papasakojo viską. Tikslės smūgių ir kankinimų detalės.
Nepaisant to, ji vėl buvo paleista anksčiau nei baigėsi bausmė. Po to, pasak Der Spiegel, ji buvo šnipė Jungtinėms valstijoms ir Vakarų Vokietijai. Ji atlikdavo darbus prieš sovietus. Jie verbavo ne tik nacių vyrus, bet ir moteris tokias kaip ji. Ji mirė laisva 1995, būdama 75 metų. 30 per dieną ir mus grėsė rutina. Viena iš žinomiausių sargybinių neatitiko korpulentijos ir grubios moters stereotipo. Tai buvo jauna, išvaizdi moteris, kuri savo grožį derino su šiurpinančiu brutalumu. Jos vardas buvo Irma Grėsė ir ji gimė 1923 metais. Jos šeima buvo visiškai suirusi. Būdama 15, ji metė mokyklą praėjus 2 metams po to, kai jos motina nusižudė. Nuo tada ji keitė vieną darbą po kito. Pirmiausia melžė karves, po to ūkyje, vėliau medicinos centre, kur bandė būti slaugytoja, nors ir nebaigė mokymų. Po to ji dirbo valytoja klinikoje Hohenlyčene. Ten ji susipažino su gydytoju Karlu Gebhartu, kuris vėliau bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už chirurginius eksperimentus su Ravensbriuko ir Aušviko kaliniais. Gebhartas ją šiek tiek vertino ir bandė ją paskatinti judėti į priekį. Irma žinojo, kad jos veidas išsiskiria. Šviesia plaukė labai šviesiomis akimis švelnia šypsena. Tačiau už to veido slypėjo kažkas šalta, tamsu. Kai kurie ją matė kaip aktorę. Ji labai puošėsi, kaupė prabangias sukneles iš brangių parduotuvių miestuose, tokiuose kaip Paryžius, Viena, Amsterdamas ar Bukareštas. Net režimo pareigūnai kurį laiką į ją žiūrėdavo. 1942 kovo mėnesį, būdama vos 18 metų, ji buvo priimta kaip savanorė į Ravensbriuko moterų stovyklą. Ta vieta tapo jos naujuoju operacijų centru. Ten ji išmoko, kaip viskas veikia. Ji atlikdavo biuro užduotis, bet taip pat matė, ką darė kitos sargybinės. Ši vieta tarnavo ateities prižiūrėtojų mokymui. Iš ten išėjo ir kitos tokios pat negailestingos kaip Ilse Koth ar Dorothea Binz. Po to laikotarpio, kitų metų kovo mėnesį, ją išsiuntė į Aušvicą. Atvykus, jai buvo pavesta tvarkyti korespondenciją, prižiūrėti sandėlius ar vadovauti kelių brigadoms. Ji net nebuvo sulaukusi 20, o jau kilo pareigose. 1943 rudens jai suteikė paaukštinimą ir ji tapo antra pagal galią tarp stovyklos moterų personalo, nusileidžianti tik Marijai Mandel. Nuo tada ji tiesiogiai kontroliavo apie 30 000 kalinių. Daugelis jų buvo žydės, lenkės ir vengrės. Viena iš jos užduočių buvo nuspręsti, kas keliaus į dujų kameras. Teisme ji teigė, kad apie tai girdėjo tik iš kalinių lūpų, kad ji tik liepė joms išsirikiuoti 5 žmonių grupėmis ir kad po to atvyko Mengele rinktis. Tačiau išgyvenusių parodymai pasakojo visai kitą istoriją. Jie teigė, kad ji vaikščiodavo po barakus su išlyginta uniforma, švariais batais su rykšte prie diržo ir dideliais šunimis, kuriuos naudojo kaip bausmę. Kartais ji juos paleisdavo ant moterų, kad šie jas pultų. Ji taip pat šaudydavo šaltakraujiškai. Oda odinė rykštė mušė kalinės, ypač į krūtinę, jei jos atrodydavo gražios. Viena kalinė pasakė, kad ji ją taip sumušė, jog jai pritrūko oro, o po to atsisėdo ant jos, kol ji nustojo kvėpuoti. Niekas negalėjo pritraukti daugiau dėmesio nei ji. Kalbėjimasis tarp kalinių galėjo brangiai kainuoti. Buvo sakoma, kad vieną kartą ji išdūrė mergaitei akis už tai, kad ši kalbėjosi su kitų berniukų pro grotas. Seksualinė prievarta ir smurtas prieš nepilnamečius buvo jos kasdienybės dalis. Nėra tikslaus aukų skaičiaus, bet kai kurie įrašai rodo, kad buvo dienų, kai ji nužudė 30 žmonių viename angare. Iš viso jų galėjo būti daugiau nei 30 000. Ji neapsiribojo vien Aušvicu. 1945 m. sausį ir kovo mėnesį ji kurį laiką vėl grįžo į Ravensbriuką, o po to buvo išsiųsta į Bergen-Belseną. Pasidavimo naktį iš balandžio 14 į 15 komandantas Josefas Krameris derėjosi su britais. Tuo tarpu likę sargybiniai toliau šaudė į bandančius pabėgti. Kai britų kareiviai įžengė auštant, jie rado visą personalą nepriekaištingai apsirengusi. Tarp jų buvo ir ji. Stovyklos viduje jų laukė visur besimėtantis kūnai, lygos, beprotybė, alkis. Nebuvo būdo apibūdinti tai, ką jie pamatė.
Barakuose buvo sukrauti lavonai. Daugelis pabėgo dieną prieš tai, bet apie 80 pasiliko padėti sąjungininkams. Balandžio 17 ryte Grėsė buvo nufotografuota vis dar vietoje šalia Kramerio. Nors jos išvaizda jau nebebuvo tokia pati, ji vis dar turėjo tam tikrą pranašumo orą. Ji buvo suimta, teisiama kartu su 40 kitų pareigūnų ir apkaltinta žmogžudystėmis bei nežmonišku elgesiu Belsene ir Aušvice. Jos kambaryje rado daiktų, kurie apėmė manipuliuotas žmogaus liekanas kaip trofėjus. Ji pati nužudė ir nudobė 3 kalinius. Teisme ji niekada nieko nepripažino. Ji negi dainavo dainas naktį prieš tai, kai buvo pakarta. Teismas ją pripažino kalta ir nuteisė pakartį. Jai buvo 22 metai. Prieš mirtį ji paprašė tik vieno, tebūnie greitai. Kai mirtis žygiavo pėsčiomis, Gerta ir keliai be grįžimo. Daugelis moterų tapusių sargybinėmis atrodė jaučiasi svarbios šiame vaidmenyje ir aiškus to pavyzdys buvo ta, kurie žinojo kaip Štutofo sadistė. Gerta Botja buvo slaugytoja prieš įsitraukdama į nacių aparatą ir praėjo Ravensbriuko, Štutofo ir Bergen-Belzeno stovyklas. Ji lakstydavo po barakus, šaukdama kaip pamišusi, gazdindama kalinės ir mušdama tas, kurios pasak jos blogai plovė indus ar netvarkingai klojosi lovas. Jai patiko skleisti baimę. Skirtingai nuo kitų sargybinių, kurios vos mokėjo skaityti, ji turėjo daugiau patirties. Ji pradėjo dirbti labai jauna ir visada pasižymėjo manija gerai atrodyti kitų akyse. 1938, būdama vos 17 metų, ji dirbo padėdama tėvui šeimos medienos įmonėje kaime, lankydavosi gamyklose ir prižiūrėjo ligonius ligoninėje darbininkams. Tuo metu kaimo žmonės sakė, kad ji buvo elgesio pavyzdys, bet tai truko neilgai. Po metų, 1939, ji įstojo į Vokietijos moterų lygą, nacių partijos moterų grupę, kuri ją žavėjo. 3 metus ji puikiai pasirodė fizinėje veikloje ir jos viršininkai buvo tokie patenkinti, kad 1942 rugsėjį ją išsiuntė kaip sargybinę į Ravensbriuko stovyklą. Ten ji praleido mėnesį treniruodamasi, kad prisijungtų prie vietinio personalo ir ten ji susipažino su Irma Grėsė ir Dorotja Bint, su kuriomis vėliau dalijosi visų rūšių barbariškumais. Po tų 4 savaičių ji pradėjo savo sargybinės kelią pirmojoje jai paskirtoje vietoje – Štutofo stovykloje. Šis centras iš pradžių kontroliuojamas Gestapo kaip civilių internavimo vieta. 1942 sausį virto oficialią koncentracijos stovyklą. Jis buvo įsikūręs pelkėtoje ir miškingoje vietovėje netoli to paties pavadinimo mažo miestelio. Daugiau nei 80 000 žmonių mirė ten iš 110 000, kurie praėjo pro jo įrenginius. Tai buvo ne tik dėl bado ar maro, bet ir dėl kasdienių žudynių, kurias vykdė sargybiniai. Nuo 1943 metų ši vieta buvo įtraukta į masinio naikinimo planą. Perkrovimas buvo toks didelis, kad naujai atvykę buvo siunčiami tiesiai į dujų kameras, vos tik įžengę į stovyklą. Prie to prisidėjo prižiūrėtojų patiriami kalinių patyčios, kurios pavertė buvimą ten garantuotą bausmę. Gerta buvo viena iš 130 moterų, kurios ten dirbo blogiausių laikotarpių. Iš jų 34, įskaitant ją, vėliau buvo apkaltintos žiaurumais. Pasibaigus karui, daugybė išgyvenusiųjų liudijo, kaip jį mušė, šaukė, atimdavo maistą ir be dvejonių šaudė. Jie atimdavo davinius ar bet kokius naudingus daiktus tik kaip bausmę. Ir kiekvieną kartą, kai jį pasirodydavo barakuose, jį tai darė, kad sėtų terorą. 1945 m. sausio 21 dieną, būdama vos 24 metų, Gerta jau buvo pasiekusi paaukštinimą. Jai buvo patikėta viena sunkiausių užduočių – lydėti kalinių grupės, kurios pėsčiomis keliavo iš centrinės Lenkijos į tai, kas dabar yra žemutinės Saksonijos regionas. Šie perkėlimai, žinomi kaip mirties žygiai, vykdavo pėsčiomis be galo ilgais maršrutais. Kelias tarp 2 stovyklų viršijo 700 km ir nebuvo nei pertraukų, nei transporto. Per šį žygį atsilikusios krisdavo nuo nuovargio ar bado. Viso kelio metu elgesys buvo brutalus. Prižiūrėtojos jas stumdė, įžeidinėjo ir daug kartų palikdavo gulėti nejudančias.
Prie to prisidėjo dar vienas priverstinis nukrypimas, nes kelyje į Bergen-Belseną jas privertė nukrypti dar apie 600 km, kad apsistotų Aušvice-Birkenau. Tuo metu kūnas jau nebegalėjo. Kai pagaliau jos pasiekė Bergen-Belseną, jos buvo ėjusios 30 dienų. Po to košmaro Bodžė grįžo į Štutofą, tiesiogiai prieš tai, kai 1945 m. gegužės 9 dieną vietą išlaisvino Britai. Tai, ką aptiko kariuomenė, buvo niūru. Daugiau nei 10 000 kūnų gulėjo sukrauti po atviru dangumi. Nebuvo nieko, ką būtų galima padaryti dėl tų, kurie dar buvo gyvi, nes jų būklė buvo terminalinė. Kareiviai privertė sargybinius kasti ir laidoti mirusiuosius. Bodžė taip pat turėjo tai daryti ir vienintelis dalykas, ką jis sakė apie tai, buvo baimė dėl tifų. Pasak jos, blogiausia buvo liesti žydų lavonus be apsaugos ir nuolat prašyti pertraukų, kad išvengtų užsikrėtimo. Kai karas baigėsi, netruko jos ieškoti. Parodymai prieš ją buvo tiesioginiai. Daugelis sakė, kad matė ją be saiko šaudančią į neginkluotus kalinius. Kitos kalinės pasakojo, kaip jį palikdavo be maisto ir gėrimų tas, kurios nesilaikė nurodymų. Apsilankymai barakuose nebuvo patikrinimai, tai buvo agresija. Herta nekalbėjo, jį šaukė, mušė ir vertė kalinės miegoti ant savo vėmalų, jei jos vėmė nuo nuovargio. Teismuose 34 moterys buvo apkaltintos dėl to, ką padarė Štutofe. Tarp jų buvo ir Bodžė. Procese kai kurie išgyvenusieji detaliai papasakojo, kaip jie matė ją žudant su ginklu rankoje. Viena kalinė papasakojo, kad jos draugė nusileido nuo išsekimo ir Herta, nedvejodama, ją nušovė. Kita pasakojo, kad ji vertė jas kasti, žinodama, kad jos jau nebegali net stovėti. Tos, kurios krisdavo, likdavo purve. Ja pasmerkė, bet ne mirti. Jai skyrė 10 metų kalėjimo. Ja įkalino Britų kalėjime Vokietijoje ir 1951 ji išėjo į laisvę po tik 6 metų kalinimo. Po to ji gyveno mažame miestelyje. Interviu ji sakė, kad niekada nesuprato, kodėl ji buvo teisiama. Kad procesų metu ją vertė kalbėti be perstojo ir kad sunkiausia buvo turėti judinti kūnus be pirštinių. Ilse Koth, Buchenvaldo ragana. Ilse Koth gimė 1906 metais Dresdene. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, ji pradėjo dirbti bet kurioje vietoje, kuri ją samdė, kaip ir dauguma Vokietijoje, per ekonominį chaosą. Ji dirbo gamyklose ir parduotuvėse, kol 1932 prisijungė prie nacių partijos. Šis sprendimas suteikė jai pranašumą, kai jos bendraminčiai perėmė valdžią. Jie rado biuro postą Sachsenhauzeno stovykloje. Heinrichas Himmleris ją pamatė ir jam pasirodė tinkama suporuoti ją su stovyklos viršininku Karlu Otto Kočiu. Jis pasiūlė jiems tapti porą ir jie tai padarė. Jie susituokė ir ji tapo Ilse Koth, moterimi vadovaujančia kartu su savo vyru. Karlas Otto buvo ambicingas ir neturėjo jokių ribų. Naciams įgyjant vis daugiau galios jo karjera kilo aukštyn. Kai jį paskyrė vadovauti Buchenvaldui, jis įkūrė stovyklą pagal savo skonį. Ten buvo įkalinta daugiau nei 200 000 kalinių. Mirė ketvirtadalis. Nėra dujų kamerų, tačiau buvo badas, epidemijos, smūgiai ir visų rūšių piktnaudžiavimas. Kothai gyveno prabangiai. Jie pastatė prabangų namą su pavogtais baldais ir meno kūriniais. Jie netgi įkūrė zoologijos sodą stovyklos viduje, su gyvūnais atgabentais iš viso pasaulio. Ji nebuvo tik fono žmona. Ji vaikščiojo po stovyklą, tarsi ji būtų jos, duodavo įsakymus, jos bijojo. Jos raudoni plaukai ir stiprus charakteris kėlė baimę. Liudininkai sakė, kad ji nuolat jautė seksualinę maniją. Pasak pasakojimų, ji rengdavo orgiją savo namuose su kareiviais, kaimynais ir pareigūnų žmonomis. Ji taip pat vertė kalinius su jie miegoti. Jei kas nors jos nepatenkino, juos pažemindavo arba mušdavo. Niekas negalėjo jai atsakyti žvilgsniu. Jei kas nors tai padarė, baigėsi mirtimi. Kitais atvejais ji pati nusirengdavo arba juos liesdavo. Jei jie nereaguodavo, juos bausdavo. Ją vadino Buchenvaldo kalė arba raudonplaukė ragana. Ji pati smurtaudavo ir mušdavo kalinius, kai jie nedarė to, ko ji norėjo.
Ji nešiodavosi aštrią lazdą. Viena iš jos pramogų buvo paleisti įniršusius šunis tarp kalinių, kad pamatytų, kaip jie juos pulta, o ji juokėsi. Tačiau tai nebuvo pats makabriškiausias dalykas. Kelly pareiškė, kad Ilse liepdavo nužudyti kalinius su ryškiamis tatuiruotėmis, kad pasisavintų jų odą. Vienas iš jos meilužių, stovyklos gydytojas, bendradarbiavo su tuo. Jie priversdavo naujai atvykusius nusirengti ir jei matydavo ką nors neįprasto ant jų kūno, juos išimdavo iš eilės ir nedelsiant nužudydavo. Stovyklos viduje rasti žmogaus palaikai, apdoroti odos išsaugojimui, apmušti daiktai ir muziejaus eksponatai, nors nebuvo galima patvirtinti, iš kieno jie buvo. Jei niekada nebuvo tiesiogiai įrodyta šis kaltinimas. Nepaisant to, Kotho galia ir ekstravagancija patraukė dėmesį net ir režimo viduje. Kai kurie pareigūnai skundėsi dėl jų gyvenimo prabangos. 2 stovyklos gydytojai mirė, tai pradėjo tyrimą. Karlas Otto sakė, kad jie buvo šnipai, kurie bandė pabėgti. Bet paaiškėjo, kad jie jį gydė nuo venerinės lygos ir jis juos nužudė, kad jie jo neišduotų. Režimas jį pašalino. Pirmiausia į Berliną, po to vėl į Buchenwaldą. Ten jis elgėsi taip pat. Himmleris atvyko jo aplankyti ir nustatė, kad jie gyveno prabangiai karo metu. To pakako, kad juos apkaltintų korupcija ir kitais nusikaltimais. Karlas Otto buvo nuteistas mirties bausme ir įvykdytas toje pačioje stovykloje 1945 m. balandį, netrukus prieš atvykstant sąjungininkams. Ilse priešingai pabėgo į vakarų Berlyną ir pasislėpė nuo sovietų. Kai ją pagavo, ji turėjo daug ką atsakyti. Ją teisė Dachau kartu su kitomis moterimis. Jai skyrė kalėjimą iki gyvos galvos. Ji išvengė pakorimo, nes buvo nėščia. Niekas nežinojo, kas buvo tėvas. Buvo manoma, kad ji tai panaudojo, kad išvengtų mirties bausmės. Gimus kūdikiui jis buvo atiduotas įvaikinimui. Vėliau amerikiečių generolas sumažino jos bausmę iki 4 metų. 1951 metais ji vėl buvo suimta ir vėl teisiama. Šį kartą už nusikaltimus prieš vokiečius. Teismas pritraukė dėmesį. Moters turinčios galią stovykloje, jos iškrypimai ir žmogaus odos tema užpildė antraštės. Kažkas sakė, kad ji buvo atsakinga už 5000 iš 56 000 mirčių Buchenwalde. Stovyklos gydytojai buvo apsėsti odos. Ji juos skatino tęsti tuos eksperimentus. Jie nuimdavo odą nuo kūnų, apdorodavo ją chemikalais ir pakabindavo saulėje. Čekų gydytojas pasakojo, kad vaikštant po stovyklą buvo matyti tos ištemptos liekanos. Iš jų gamindavo pirštinės, piniginės, lempų gaubtus ar knygų viršelius. Odos su tatuiruotėmis buvo labiausiai geidžiamos. Kadangi jos negalėjo būti vokiečių, aukos buvo sovietai, lenkai ar čigonai. Be to, jos netiko, jei kūnas buvo suiręs. Todėl kartais jie įsakydavo nužudyti naujus kalinius, kad oda būtų geros būklės. Per teismą Ilse ištikdavo isteriški priepuoliai. Ji rėkdavo, nualpdavo arba sakydavo frazes, tokias kaip aš kalta arba aš nusidėjėlė. Teismas nusprendė palikti ją kameroje, kad nevilkintų proceso. Galiausiai jie nuteisė kalėjimu iki gyvos galvos. Kalėjime su ją elgėsi blogai. Kitos kalinės jos niekino. Laikui bėgant ji ėmė prarasti protą. Ji rėkdavo dieną ir naktį. Sakė, kad grupė išgyvenusiųjų nori ją nužudyti. Ši mintis jai įsitvirtino galvoje. Po metų 1961 ji parašė laišką savo sūnui, sakydama, kad nesigaili. Ji pririšo paklodės prie lempos ir pasikorė. Ji paliko raštelį, neturiu kitos išeities. Mirtis yra vienintelis būdas tai užbaigti. Johanna Langefeld, sargybinė, kuri pabėgo padedama savo kalinių. Norint užbaigti šią bylą, atsiranda reta istorija. Tai prižiūrėtojos, kurie kelios Ravensbriuko kalinės gerbė ir netgi, kaip vėliau buvo sakoma, padėjo pabaigti po karo istoriją. Jos vardas buvo Johanna Langefeld. Ji gimė Esene 1906 metais. Augo religingoje aplinkoje su nacionalistinėmis idėjomis. 1924 persikėlė į Mühl šeimą. Ištekėjo už Wilhelmo Langefeldo, bet po 2 metų jis mirė nuo kvėpavimo takų ligos. 1928 susilaukė sūnaus su kitų vyrų ir persikėlė į Düsseldorfą, kur ir pagimdė.
Neturėjo nuolatinio darbo iki 34. Tik tada ji pradėjo vesti namų ruošos pamokas Neuso prekybos centre. Nuo 1935 metų ji dirbo pataisos namuose, kur buvo įkalinamos prostitutės moterys bei išteklių ir asmenys laikomi problematiškais. Daugelis vėliau buvo siunčiami į stovyklas. 1937 ji prisijungė prie nacių partijos, o kitais metais įstojo kaip sargybinė į Lichtenburgo moterų stovyklą. Ji greitai kilo karjeros laiptais. 1939 m. gegužę ji buvo išsiųsta į Ravensbriuką kaip prižiūrėtoja. Ten ji kontroliavo programos 14E13 sąrašus, kurie atrinkdavo silpniausius kalinius, kad juos pašalintų prieš masinės žudynės. Būtent ten ji parodė kitokį elgesį nei kitos sargybinės. Pasak Josefina Bengl, lenkų kalinės, ji naikindavo pranešimus, kurie galėjo pasmerkti kalinės, priešinosi tam tikroms sankcijoms, kalbėjo tyliai ir klausydavosi. Ji nešaukė ir netaikė smurto. 1943 m. kovo 18 d. grupė iš 8 nuteistų moterų sušuko "Te gyvuoja Lenkija" prieš tai, kai jos buvo sušaudytos. Buvo tikimasi žiauraus atsakomojo smūgio, bet nieko neįvyko. Vėliau paaiškėjo, kad Langefeld įsikišo ir paprašė, kad jas tiesiog paliktų stovėti 24 valandas. Tokiam bausmių tipui, kuris ten buvo taikomas, tai buvo nereikšminga. 1942 kovo mėnesį ją išsiuntė į Aušviko moterų sektorių. Jos funkcija buvo nuspręsti, kas keliaus į darbą ir kas į dujų kamerą. Rudolfas, stovyklos komendantas, manė, kad ji nesusitvarkys su užduotimi. Nepaisant to, Himmleris nurodė, kad ji liktų atsakinga ir kad joks vyras neįeitų į tą zoną. Liepos 18 Himmlerio vizito metu Johanna bandė jį įtikinti pakeisti įsakymą. Jai nepavyko. Ta patį mėnesį moterų sektorius buvo perkeltas į Birkenau už maždaug 3 km. Po kelių savaičių Johannai buvo atlikta kelio operacija E-klinikoje. Per atsigarimą ji paprašė grįžti į Ravensbriuką. Ji norėjo atsiriboti nuo Aušviko. Grįžusi, ji tapo dar nuosaikesnė. Margarete Buber-Neumann, komunistė kalinė, kuri tapo jos asistentė, sakė, kad ją atleido už per didelę simpatiją lenkų kalinėms. Ją suėmė Vroclave, atėmė vaiko globą ir ruošė vidiniam teismui. Režimo žlugimas sustabdė šį procesą. 1945 m. gruodį ją suėmė taveikariai. 1946 m. rugsėjį ją perdavė Lenkijai. Ten ją ketino teisti už jos vaidmenį Aušvice. Tų metų gruodžio 23 d. ji buvo išsiųsta valyti namų skirtų kalėjimo pareigūnams. Ji negrįžo. Ji pabėgo. Vėliau paaiškėjo, kad kelios buvusios kalinės jai padėjo. Johanna Moskovska-Penson, kuri buvo įkalinta Ravensbriuke, teigė, kad tik buvusios kalinės galėjo palengvinti jos pabėgimą. Kai kurios Krokuvos moterys mokėjo judėti, žinojo, ką papirkti, ką pasakyti. Atrodo, kad joms pavyko. Langefeld kurį laiką slėpėsi vienuolyne, o po to dirbo namų tvarkytoja privačiame name. 1957 ji nelegaliai grįžo į Müncheną. Ji apsigyveno su savo seserimi ir ten praleido likusį gyvenimą. Mirė sulaukusi 73 metų laisvėje. Ji buvo viena iš nedaugelio režimo figūrų, kurie kai kurios kalinės prisiminė su pagarba už konkrečius gestus, kurių jos nepamiršo. Kai paaiškėjo, kad ji grįžo į Vokietiją, niekas jos neieškojo. Nebuvo jokių įsakymų prieš ją, jokių teismo procedūrų, jokios priežiūros. Ji gyveno savo tikruoju vardu nesislėpdama. Ji niekada nebuvo įkalinta, perkelta ar vėl tyriama. Jokia valdžia neprašė daugiau informacijos apie jos buvimo vietą. Taip pat neatsirado naujų skundų. Metai prabėgo, o jos byla nebuvo atnaujinta. Ji mirė tame pačiame name, kuriame gyveno nuo grįžimo, daugiau nebuvo iškviesta, apklausta ar teisiama. Jos mirtis buvo tyliai be oficialios stebėsenos, be žiniasklaidos. Nebuvo jokių pagerbimų, protestų ar pranešimų. Joks prokuroras nei Vokietijoje, nei Lenkijoje neprašė atnaujinti jos bylos. Ji baigė savo dienas nepastebėta. Be jokių laukiančių nuosprendžių, be daugiau klausimų, be daugiau atsakymų.
Visos jos praėjo tas pačias stovyklas, bet nesibaigė vienodai. Kai kurios buvo pakartos, kitos gyveno dešimtmečius po to, tarsi nieko nebūtų nutikę. Kelios turėjo uniformą, rangą ir vadovavo. Jos nežiūrėjo iš tolo, buvo įklimpusios iki kaklo. Jos pasirašinėjo įsakymus, tikrindavo sąrašus, vedė žmonės į dujų kameras ar priverstinius darbus. Kai kurios buvo teisiamos, kitos niekada nebuvo pakviestos. Kelios verkė teisme, kitos tylėjo. Daugelis sakė, kad tik vykdė įsakymus. Bet liko bylos, nuotraukos, vardai ir pasakojimai. Nebuvo vienodos bausmės. Kai kurios sumokėjo brangiai, kitos išėjo laisvos per kelis metus. Nacių vadų buvo ieškoma be atokvėpio. Daugelio jų ne. Kai kurios gyveno ramiai, be spaudos, be teismo, be nieko. Jos mirė savo namuose, niekam nepasibeldus į duris. Ir ne todėl, kad nežinojo, o todėl, kad nenorėjo žiūrėti. Jos buvo ten. Jos buvo dalis. Tai, ką jos padarė, neišnyksta, net jei nėra nuosprendžio.